Apie demenciją įvairiais rakursais. Sveiki visi, jūs klausotės tinklalaidės apie demenciją įvairiais rakursais. Ją rengiu aš, Laura Budreckytė, drauge su Demencija Lietuvoje vadove Ieva Petkutė. Kodėl šiandien kalbame apie demenciją? 2023 m. Pasaulio sveikatos organizacijos pateiktais duomenimis šiuo metu beveik 55 milijonai žmonių visame pasaulyje turi demenciją ir šis skaičius sparčiai auga. Na, o Lietuvoje demencijos diagnozė pripažinta apie 56 tūkstančiam žmonių ir manoma, kad iki 2050 metų skaičiai kone padvigubės. Tad tema tikrai aktuali, kad skirtume į dėmesį, pasižiūrėtume, kaip atrodo gyvenimas su demencija ar greta ją turinčių. Šiandien studijoje su manimi Aderikėr slaugos namų vyriausioji socialinė darbuotoja Simona Šimukonienė, kuri dalinsis savo patirtimi bei įžvalgomis apie darbą su žmonėmis turinčiais demencijos sindromą. Labadiena, Simona. Labadiena. Esi slaugos namų Aderikėr vyriausioji socialinė darbuotoja. Na ir šiandien mes kalbėsime apie demenciją, jos pirmuosius simptomus, eigą, taipogi kaip padėti savo priimti kilusius pokyčius su nustatyta būkle, na ir apie viltį, iššūkius ir atradimus. Tačiau pradėkime nuo tavęs, kaip tavo pačios profesiniam lauke atsirado darbas su demencija turinčiai žmonėmis. Mano profesinis darbas aplamai su žmonėmis socialinėme lauke prasidėjo iškart po socialinių darbo studijų baigimo. Įsidarbinau tuo metu Varėnoje, socialinių paslaugų centre. Buvau socialinė darbuotoja koordinuojanti paslaugas į namus senyvo amžiaus asmenims. Pradirbau ten apie 4 metus, tai jau ten buvo senyvo amžiaus asmenys, kurie serga įvairiomis ligomis, tarp jų ir demencija. Tada nutiko gyvenimas, keičiau darbą, kažkaip netikėtai nelauktai pamačiau Aderikėr slaugos namų darbų skelbimą. Iš pradžių CV nesiunčiau, pasiskaičiau filosofiją, man jinai labai patiko. Kadangi jaučiasi, jog slaugos namai yra nestandartiniai, nes juose labai didelis dėmesys yra skiriamas demencija ir Alzheimeriu sergančių žmonių priežiūrai ir slaugai, orientuojant juos į bendruomeniškumą, įtraukiant į renginius, į mišias, į visokias meninės veiklas, tai man tas buvo labai keista. Žinant slaugos namų dažniausiai principą, koks būna, kad tikrai būna paprasta slauga be jokių renginių, be jokių koncertų. Ir buvo labai įdomu pasižiūrėti, ar iš tikrųjų taip yra, ar iš tikrųjų būna tokių slaugos namų, kurie orientuojasi į žmogų, ypač su demencija, su Alzheimeriu, tikrai yra specifinės ligos, specifinė priežiūra, specifinis bendravimas. Ir taip atsidūriau Adery. Mes turim apie 220 žmonių iš visoje Adery. Iš jų apie 130 yra sergančių demencijai. Tas darbas taip ir tiesiog savaime patapo, kad orientacija yra į žmonės sergančius su demencija. Tam tikra prasme smalsumas lėmė, ar ne? Taip, tam tikra prasme smalsumas, paskui tiesiog jau bendra aplinka, bendras kolektyvas, tie patys žmonės, artimieji, man labai patiko ir dabar patinka, man tas darbas tikrai yra mielas širdžiai, aš jaučiuosi, kad aš darau tai, ką reikia daryti. Ta klientų grupė gal ir gąsdina, nes demencija, tikrai dauguma bijo, net tų žmonių, net į juos pasižiūrėti. Nėra taip baisu ir tie žmonės tikrai nėra taip, kad jie nieko negeba ir yra visiškai nesavarankiški, jie tikrai labai daug geba. Tik reikia atrasti, ką jie geba, ką jie gali daryti, juos įtraukti į tas veiklas ir tikrai tu pamatai to, ko net neįsivaizduotum gyvenime. Galvotum, kad tas žmogus visiškai nesavarankiškas ir jis tik gali būti savo kambarį, savo lovą ir nieko neveikti. Jie ir piešia, ir eilėraščius deklamuoja, jie tikrai labai daug visko geba. Tai apie gebėjimus, ir tokias sėkmės būtinai pakalbėsim. Dar šiek tiek apie tave pačią. Tu taip gražiai vardinai, kad matai savo darbe prasmę, kad tai yra tam tikras širdies darbas. Kaip manai, kokios savybės yra būtinos tau pačiai kaip profesionaliai, dirbant su žmonėmis turinčiais demenciją? Pagrindas tai yra tiesiog pašaukimas. Su kokia klientų grupė bedirbtum, tu tiesiog turi turėti šitam darbui, socialiniam darbui būtent pašaukimą. Nes jei tu jo neturėsi, tikrai tu nepadirbsi, nes darbas yra be proto emociškai sunkus. Tu nesi vien tik darbuotojas.
Tu pirmiausia esi žmogus ir tau tikrai rūpi, tau skauda, kad negali gauti paslaugų, negali artimieji prižiūrėti ir neturi kur dėti, neturi ką daryti ir tu tiesiog mastai, baigėsi tavo darbo valandos, bet tu galvoji. Tu tiesiog turi norėti tą darbą dirbti, būti labai empatiškas, labai tolerantiškas, nes tikrai negali nei smerkti, nei artimųjų. Jeigu jie daleiskim nusprendė pasirinkti apgyvendinimą globos įstaigoje, tu negali jų kažkaip smerkti, kad jūs privalot žiūrėti savo tėvus, nes jie jų žiūrėjo. Turiu suprasti žmonės, kad žmonės turi pasirinkimą. Ne visi tikrai turi gebėjimų prižiūrėti artimuosius savarankiškai, ne visi turi sąlygas, gal dirba, gal gyvena užsienį, gal gyvena atskirai ir kartu gyventi negali. Tu tiesiog turi priimti tą situaciją tokią, kokia yra. Tada turi būti labai kompetentingas, eiti koja kojon su įstatymais, su naujovėm, su socialinių darbo metodais naujais, dirbant su demencija sergančiais žmonėmis, pasidomėti. Kas tai yra per bendravimo būdai, kokios kyla tiesiog bendravimo problemos. Aš turiu ateiti lėtas tonas, lėtos frazės, trumpos frazės, palaukti, neskubinti žmogaus, kad jis man kuo greičiau kažką ar padarytų kažkokį veiksmą, ar pasirašytų. Turi žinoti, kad tu turi daryti lėtai. O žinojimas atsiranda iš to, kad tu domiesi, kaip tai daryti. Taip, įgyji tam tikros patirties. Taip. Na, o dabar apie pačią demenciją. Kaip atrodo tie pirmieji simptomai? Kaip galime atpažinti? Tiek, kaip suprantu, demencija gali pasireikšti ir jauname amžiuje, ar ne? Nebūtinai tai senyvo amžiaus žmonės. Kaip atpažinti ją? Tai dažniausiai taip. Amžius tas yra tikrai labai neribotas, nes gali būti ir 45 metų žmogus ir jam būtų diagnozuotas demencijos sindromas. Gali būti ir vyresnis, tai tie simptomai patys pirmieji, kurie dažniausiai būna, tai trumpalaikės atminties sutrikimas, kad žmogus neatsimena, ką dabar darė, ką vakar darė. Tiesiog net nėra trumpalaikės atminties. Jie aplankė artimieji, bet jis jau neatsimena, ką tik išėjo ir jis neatsimena, kad buvo artimieji. Kažkokį darbą darė, pamiršo, ką darė, paliko. Arba rašo sakinius ir pamiršta. Pamiršta žodžius, pamiršta raidės, negeba to daryti. Tada gali prarasti orientaciją. Nesiorientuoja laike, vietoje, erdvėje, tiesiog nesupranta nei koks metų laikas, nei kokia diena, nei kur jisai esa. Pasikeičia jo tiesiog emocinis elgesys. Būna piktas, irzlus, va toks kažkoks, nes jis tiesiog pačiam žmogui su savimi yra labai sunku, nes jisai supranta, kad jis neatsimena to, kad kažką daro ne taip, kaip anksčiau darydavo, kažkas nesiseka ir jis, dėl to jo ta emocinė būsena ir būna tokia, kad jis suirzęs piktas, nes jis nesupranta, kas vyksta, jis supranta, kad kažkas negerai, bet nesupranta dėl ko. Tai tie pirmieji tokie simptomai ir būna ir juos aišku reikia stebėti, kad kelis kartus taip įvyko, tai nereiškia, kad tai yra demencijos sindromas. Gali tikrai būti kažkas kito, gali būti vaistų poveikis, tiesiog sveikatos kažkoks sutrikimas. Tikrai, kad demencijos sindromą diagnozuoti yra daug visokių atliekamų tyrimų. O mini tyrimus, tai greičiausiai yra tam tikri vertinimo įrankiai, ar ne? Kaip galima įsivertinti? Čia nesu tikra, kiek tai yra tavo darbo laukas, bet gal galėsi pakomentuoti trumpai. Tai demencija įvairiai būna vertinama, jeigu tas ištyrimas yra išsamus, tai pirmiausia, aišku, reikia kreiptis į šeimos gydytoją. Tada šeimos gydytojas surenka nusiskundimus asmens, kitaip sakant, anamnezę padaro ir duoda nukreipimą. Duoda nukreipimą pas neurologą, pas psichiatrą, geriatrą, vertina. Tada žmogus nuvyksta pas tam tikrą specialistą ir atliekami būna vertinimai. Tai įvairiai būna. Būna, kad reikia vykti pas medicinos psichologą. Jis atlieka tam tikrus psichologinius vertinimus, tyrimus. Yra tam tikros skalės, tam tikri testai, uždaviniai visokie. Tai atlieka juos. Tada perduoda informaciją psichiatrui. Psichiatras vėl vertina iš savo pusės. Ar reikia kažkokių medikamentų ar nereikia. Kaip žmogus miega, ar yra depresijos kažkokių simptomų. Ar yra kažkokių gal psichikos sutrikimų, kuriuos reikia kažkaip gydyti medikamentais. Būna padaroma galvos tomografija, jeigu norima labai išsamei ištirti. Galvos tomografija padaroma, tada neurologas gauna atsakymus, jisai jau geba analizuoti tuos atsakymus, geba pasakyti, kas yra, kokios prognozės, galbūt kažkokių medikamentų reikia, galbūt duos rekomendacijas, ką daryti, kaip daryti. Tai priklauso nuo situacijos. Kur žmogus kreipsis ir kokie bus tuo įstaigų specialistai ir nuo to, ar bus išsamus tas ištyrimas, ar bus tas ištyrimas neišsamus. Nes jeigu jis yra neišsamus, tai tiesiog žmogus nueina pas medicinos psichologą,
medicinos psichologas užpildo, yra tokia trumpa protinės būklės vertinimo kaip anketa ir yra antras demencijos skalė Blesedo. Vertina tas 2 skales ir tiesiog priima pagal atsakymus, tam tikras išvadas rašo ir su tom išvadom psichiatras įrašo diagnozę. Daleiskim, nepatikslintą demenciją, tarkim. Tada su tais išrašais žmogus jau turi tą kažkokią diagnozę. Bet jeigu nori išsamaus tyrimo, tai aišku, reikia kreiptis pas kuo daugiau specialistų. Dar pakalbėkime apie pačią demencijos eigą, jau apibūdinai pirmuosius simptomus ir kaip greitai jinai vyksta, kaip skirtingai gali vykti. Tai demencijos pati eiga gali būti labai įvairia, nes šis demencijos sindromas yra tiesiog individualus. Gali būti progresas arba labai lėtas, kad tiesiog žmogus susirgo ir progresuoja lėtai, atmintis prastėja, bet lėtai. Iš lėto žmogus, daleiskim, kalbą pamiršta, bet lėtai, tam tikrais momentais žodžius atsimena, tam tikrais momentais raidės atsimena, geba pasirašyti, parašyti. Bet būna taip, kad ta demencija labai greitai progresuoja. Leiskim, nustato, praėjo keli mėnesiai, tuos pačius vertinimus atlieka ir mato pokytį, turi palyginimą, kad buvo dabar tokie balai prieš 3 mėnesius ir tokie balai šiai dienai. Ir progresas akivaizdžiai blogėjantis yra. Ir tiesiog, daleiskim, žmogus prieš 3 mėnesius dar atsimenė, kur kokie daiktai padėti, jam reikėjo minimaliai tos pagalbos. Dar maždaug orientavosi, gebėjo atsiminti žmonių savo artimųjų vardus, kur gyvena, tokius, svarbi informacija. Dabar gal nebegeba. Viskas, gal vaikščio, nereikėjo sauskelnių, dabar jau reikia. Tai tas progresas jis gali būti arba lėtas, arba labai greitas. Nes liga tiesiog yra labai individuali, gydymo nuo ligos nėra, yra tiesiog medikamentai dėl kitų dalykų, dėl emocijų, pavyzdžiui, dėl nemigos, dėl depresijos kažkokių simptomų. Bet pačiai demencijai sustabdyti nėra dar kol kas medikamentų. Ar yra žinoma, kas lemia tą tokį greitą arba lėtesnį vyksmą progreso? Nežinau, galbūt reikėtų daryti galvos tomografiją. Ir gal, jeigu būtų pradžioj padaryta ta tomografija ir paskui padarytų, gal matytų, kokie pokyčiai ir kas juos įtakoja. Užsiminėjai apie artimuosius, kurie slaugo demenciją turinčius asmenis. Su kokiais iššūkiais dažniausiai susiduria demenciją turinčių artimieji, ir nuo ko pradėti gavus šią diagnozę? Tai gal pradėsiu nuo to, kad nuo ko pradėti. Kai demencijos sindromas būna nustatytas, tai dažniausiai būna taip, kad, kaip ir minėjau, atlieka tam tikri specialistai tam tikrus tyrimus ir tiesiog pagal atsakymus patvirtina, kad yra demencijos diagnozė tam tikros formos. Įduoda dokumentus, kad demencijos diagnozė patvirtinta, ir viskas. Artimasis su savo demencijos sindromo turinčiu artimuoju išvyksta gyventi savo gyvenimu. Ir faktas tas, kad tos informacijos labai trūksta. Žmogus tiesiog gavo diagnozę, gavo galbūt kažkokį medikamentinį gydymą, kažkokias rekomendacijas, ir viskas, ir gyvenkit toliau savo gyvenimą. Išvyksti iš to kabineto ir tas gyvenimas dažniausiai būna netoks, koks buvo. Nes kaip ir kalbėjom, kad progresas gali būti ir greitas, gali būti lėtas. Ir tada tiesiog artimieji galbūt planuoja, kad demencija sergantis žmogus gyvens savarankiškai, leidžia jam tą daryti su savo minimalia kažkokia pagalba. Bet jeigu liga progresuoja greitai, būna pastebima, kad tiesiog savarankiškai gyventi neišeina. Artimieji gyventi su demencijos sindromo turinčiu asmeniu irgi negali, nes dirba, galbūt gyvena užsieny, galbūt turi kažkokių asmeninių savo priežasčių, dėl kurių negali. Tada reikia spręsti, ką daryti. Tai dažniausiai iš pradžių pradeda galvoti apie darbuotojų atėjimą į namus, socialinės paslaugas. Taip, socialinės paslaugas namuose. O kaip šita paslauga Lietuvoje yra nemokama? Ne, ši paslauga yra mokama priklausomai nuo asmens pajamų. Ten yra tam tikras paskaičiavimas pagal pajamas, bet šiai dienai yra kita problema. Demencijos sindromą turintis asmuo gali gauti paslaugas, jeigu yra labai nesavarankiškas, iki 10 valandų per dieną, iki 7 kartų per savaitę pagal socialinių paslaugų katalogą. Bet pagal realią situaciją Lietuvoje, kadangi šias paslaugas teikia savivaldybė, ši paslauga nėra užtikrinama tokiu dažnumu ir tiek daug kartų per savaitę. Artimieji tiesiog neturi ką daryti,
demencijos sindromą turintis asmuo tampa vis labiau nesavarankiškas, jam reikia pagalbos vis labiau, tų minimalių artimų intervencijų neužtenka. Dirbti reikia, vaikus savo auginti reikia, žmogus turi visokių įsipareigojimų. Pradeda mąstyti, ką daryti, socialinių paslaugų tiek, kiek reglamentuoja įstatymai, gauti negali. Na ir kokios tuomet tos išeitys yra? Jeigu įmanoma gauti šeimos gydytojo siuntimą ir artimasis sutinka ir demencijos sindromą turintis asmuo sutinka, tai jam gali būti teikiamos palaikomų gydymų ir slaugos paslaugos, ką mes daleiskim ir teikiam Aderike ir slaugos namuose. Trukmė yra iki 120 dienų per metus. Tai galbūt būtų kaip alternatyva ta stotelė sustoti, pamastyti, pagalvoti per tą laiką, per tuos 120 dienų 4 mėnesius, ką daryti, kokios išeitys. Ar kažkas galbūt iš artimųjų gali nedirbti ir prižiūrėti. Galbūt per tą laikotarpį, per tuos 4 mėnesius atsiras darbuotojas, atsiras paslaugos namuose, nes vis tiek žmogui yra geriausia būti savo namuose. Kad ir kaip bebūtų, geriau rasti kažkokią pagalbą, kažkokius darbuotojus, bet kiek įmanoma išlaikyti savo namuose, nes jisai vis tiek namuose pažįsta tą savo aplinką, kad ir kaip nesiorientuoja, vis tiek jisai gyvena labai daug metų tuose namuose. Jisai pažįsta, kur kas yra, kur kaip, jam tiesiog tos namų sienos kaip gijimas. Mano manymu, tas progresas yra lėtesnis. Pakalbėkime iš demencijos būklę turinčio žmogaus perspektyvos. Kaip jam su savim tartis, jeigu tai yra, kaip suprantu, pirminė stadija, kaip jam padėti savo susiorientuoti? Jeigu žmogui diagnozuotas demencijos sindromas ir jeigu jisai dar geba tą daryti, tai reikėtų ir jam pasiskaityti, tiesiog informacijos paieškoti. Kas tai per sindromas? Kokie požymiai? Koks galimas tas progresas, kad jisai turėtų mintį, ko galima tikėtis, kaip su tuo jo gyvenimu gali vykti. Ir tiesiog daryti kuo daugiau nuorodų namuose, žymėti, kiek įmanoma organizuoti visokias techninės pagalbos priemonės. Gal kažkokius kalbančius laikrodžius, gal kažkokias lentas, kur gali pasižymėti. Ten kažkokius svarbius įvykius, daleiskim ant to pačio šaldytuvo įsiklijuoja lentą ir susižymi šiandienos gal darbus kažkokius. Tiesiog stengtis kuo labiau tą aplinką pasidaryti patogią savo, kad ji tave nukreiptų, būtų kaip instrukcija tau, ką daryti. Tada ieškoti pagalbos emocinės. Siūlyčiau, jeigu įmanoma, kreiptis pas specialistus, pas psichologus, jeigu yra kažkokia problema rimtesnė, net pas psichiatrą, nes reikia kalbėti apie tai. Nes tu tik įsikalbėdamas galėsi susitaikyti ir tiesiog priprasti prie to, kad gyvenimas šiek tiek pasikeitė, nereiškia, kad dabar jau viskas gyvenimo nebeliko, jisai tikrai liko, jisai šiek tiek pasikeitė, šiek tiek bus kitaip, bet vis tiek reikia džiaugtis, gyventi tą gyvenimą, stengtis išlaikyti tą savarankiškumą kiek įmanoma ilgiau, jei visose srityse nesigauna, bent tam tikrose srityse, nes vis tiek, kiekvienas demencija sergantis žmogus, jisai vis tiek turi kažkokių pomėgių, kažką geba ir nėra visiškai nesavarankiškas. Taip. Na, o kalbant apie artimuosius, kaip tu manai, kaip padėti savo priimti tos su būkle kilusius pokyčius? Aš manau, kad tai labai priklauso nuo santykių su demencijos sindromo turinčiu asmeniu. Koks aplamai buvo santykis, kai žmogus dar neturėjo šių sindromų. Čia turbūt svarbu nelyginti, ar ne? Taip. Priimti tą dabartį taip, kaip yra dabar. Taip, tiesiog prisiminti, koks tas žmogus buvo, kai neturėjo demencijos sindromo, bet tiesiog priimti žmogų tokį, koks jis yra šiai dienai. Nes jisai vis tiek yra jūsų artimasis. Jisai vis tiek nori, kad jūs atvažiuotumėt, kad jūs jį lankytumėt, kad jūs su juo būtumėt. Net jeigu žmogaus atmintis yra labai susilpnėjusi ir jis galbūt neatsimena nei jūsų vardo, nei nieko, jisai jūs pamato ir jisai tiesiog emociškai jaučia, kad jūs artimas, nes tikrai būna artimieji sako, neatsimena mano mama, nei mano vardo, nei kad aš dukra neatsimena, bet jinai man sako, tu esi gera moteris. Sakau, bet jinai jaučia tiesiog jūs, jaučia emociškai, kad jūs gera moteris. Sakau, tai jūs tuo ir džiaukitės. Jūs ir važiuokit ir būkit su ta mama, nes labai svarbu yra tuos akimirkos emocija. Svarbu išsaugoti tas emocijas ir tiesiog džiaugtis tuo gyvenimu, koks yra su demencijos sindromu, nes vis tiek jūs turite savo artimą, jūs jį turit. Tas gyvenimas yra šiek tiek kitoks, negu buvo praeityje,
bet vis tiek ryšys jisai būna iki paskutinių akimirkų, tikrai artimieji dažniausiai lanko, važiuoja, kalbasi, gal žmogus demencijos sindromą turintis jau negeba komunikuoti, bet artimieji rodo kažką, rodo nuotraukas, patys pasakoja, leidžia dainas, kurios buvo, kai žmogus dar neturėjo demencijos sindromų klausomos. Ta prasme, stengiasi vis tiek kiek įmanoma jį įtraukti ir palaikyti tame. Neišbraukti to žmogaus tiesiog iš savo gyvenimo, nes žmogus gal negeba komunikuoti žodžiais, bet jisai labai jaučia emocijas, žvilgsnį, šypseną, prisilietimą iki paskutinės minutės tai išlieka. Tikiu, esi sutikusi bei pažinusi nemažai žmonių istorijų. Galbūt gali pasidalinti, kokie atradimai gali įvykti priėmus šią būklę. Labiausiai tai norėčiau pasidalinti gal tiesiog ne atradimų, bet grįžtant prie artimųjų pačių. Tai, kad demencijos sindromą turinčius asmenys lanko vaikai, tai įprastas kaip ir dalykas, nes tiesiog tai yra jų tėvai. Bet savo darbe labai dažnai susiduriu, kad atvažiuoja pas mus į Kerslaugos namus lankyti savo tetos, savo dėdės. Ir jie taip prisiriša. Ir man labai būna įdomu, kodėl jūs lankot. Nes čia ne jūsų tėvai, būna tėvų net tiek nelanko. Nes tiesiog periodiškai tu žmonės sutinki kas savaitę po kelis kartus. Tu žinai, kurią dieną atvažiuos, kuriuo laiku. Aš žinau, kad jeigu aš praeisiu, aš sutiksiu. Aš tiesiog žinau. Ir labai būna nuostabus toks jausmas, kad aš užkalbinu juos, pasiklausiu, tai atvažiavot vėl po savo tetą, po savo dėdę, kaip sekasi, kaip kas, pradedi rutuliuoti tą temą ir tau žmogus atsiveria, kad ta teta buvo labai gera, kad jinai labai padėjo, kad jinai labai rūpinosi ir jinai buvo kaip mama. Ir tikrai tas labai yra įspūdinga ir tiesiog jautrus momentas, kad rūpinasi savo tetom, savo dėdėm, kurie praktiškai neturėtų kitų artimųjų. Būtų palikti su ta demencijos sindromo nustatymu ir tiek. O tikrai lanko, iki paskutinio momento atbūna ir labai gaili, kai jau įvyksta tas išėjimas. Kaip manai, kas gali būti žmogui tos stiprybės ir palaikymo šaltiniu, kai globoji artimą? Aš manau, kad labiausiai tai gali padėti bendruomeniškumas. Daleiskim, kaip ir dabar Ieva sukūrus yra Facebook'e grupė, kuri jungia artimuosius, kurie slaugo demencijos sindromą turinčius asmenis. Toje grupėje tikrai galima atvirai dalintis džiaugsmais, vargais, ko nežinai, ką norėtum sužinoti. Tiesiog tas bendruomeniškumas, kad tu esi ne vienas. Jausmas, kad tu esi ne vienas ir tai nėra vien tik tavo problema. Nes žmonėms dažniausiai yra gėda prisipažinti, kad jų artimieji turi demencijos sindromą. Tiesiog jie gėdijasi, jie vengia apie tai kalbėti, nes vis tiek yra šis sindromas dar kol kas yra stigma. Galvoja, kad tai tiesiog yra šizofrenija, kažkoks psichikos sutrikimas ir čia yra labai blogai ir tai tikrai reikia žmonės burti, visai pagalbos grupės, kad jie galėtų atvirai pasikalbėti, kaip jie jaučiasi, kaip jie gyvena, jiems sunku, jiems lengva, kuo džiaugiasi jie, dėl ko jie liūdi. Nes tikrai ta stiprybė atsiranda iš to, kad tu supranti, kad tu nesi vienas ir gali sulaukti tos pagalbos. Ir žinoma, jeigu jauti, kad psichologinė būklė tavo pačio yra prasta, tai reikia ieškoti pagalbos, reikia kalbėti su psichologais, reikia galbūt kreiptis į psichiatrus, nes vis tiek svarbu nepamiršti savęs. Nes jeigu palūš žmogus, tas, kuris prižiūri demencijos sindromą turintį asmenį, bus viskas. Nes turi pats prižiūrintis rūpinti savim, nes jisai yra atsvara viskam, ant jo pečių viskas guli. Kaip manai, kokių pokyčių reikėtų globėjo požiūrėje į globą? Čia labai gražiai vardini, kad visų pirma ir savim pasirūpinti, nes esi atsvara. Bet gal dar kažką pridurtum? Globėjas turėtų įsivertinti savo galimybės ir laiko atžvilgių, ir emocijų atžvilgių, savo turimus resursus, ar jisai gebės globoti, ar jisai turi tinkamus įgūdžius. Nes, kaip ir minėjau, kad demencijos sindromas yra specifinis. Tikrai reikia tam tikrų žinių dėl bendravimo, dėl priežiūros, dėl maudymus, dėl sauskelnių keitimo. Labai reikia specifinių žinių turėti. Reikia įvertinti, ar žmogus linkęs tas žinias rasti, jų ieškoti, ar jisai gali skirti laiko, ar jisai turi tiek kantrybės. Nes reikia labai labai daug kantrybės, nes žmogus gali klausinėti to pačio 100 kartų per dieną. Jūs pasakot, ką daryti, kur eiti, žmogus to nedaro. Reikia vėl iš naujo rodyti, sakyti. Labai reikia didelės kantrybės, didelės stiprybės, susivaldymo tiesiog, savo emocijų suvaldymo. Labai tai yra didelis darbas su savim, kaip globojančiu demencijos sindromo turintį asmenį.
artimasis turi įvertinti, ar jis geba tą daryti, jeigu negeba ieškoti kažkokių alternatyvų ir tikrai nesijausti dėl to, kad kažkaip blogai pasielgė, kad kažko iki galo nepadarė, nes tikrai būna savigraužos jausmas. Tai tiesiog reikia rasti tokį pastiprinimą, kad žmogus jaustųsi pats artimasis emociškai gerai ir kad, ta prasme, įvertintų, kad tiesiog nebuvo kitos išeities. Jisai rinkosi geriausią variantą iš blogiausių. Nes, demencijos sindromas yra toks, kad ne visi gali prižiūrėti, ne visi gali slaugyti, reikia tai įvertinti. Bet žinoma, skatinimas yra toks, kad kiek įmanoma ilgiau išlaikytų žmogų savo namuose. Išbandytų visas alternatyvas, visas pagalbas. Ir jeigu tikrai nepavyks, tada jau ieškoti įstaigos ir apgyvendinti kažkokio įstaigo. Nes nereikia tik gavus demencijos sindromo diagnozę iš karto važiuoti į globos namus. Tikrai dar daug metų gali būti, kad pavyktų gyventis namuose su kažkokia pagalba darbuotojų, artimųjų. Demencija turi labai daug spalvų, daug atradimų, daug visko. Nėra taip, kad vien viskas nyksta. Taip. Tikrai dar ir išlieka visokių įgūdžių, visokių gebėjimų, pomėgių. Šiandien palaikančiai bei viltingai daliniesi apie darbą su demencijos sindromą turinčiais žmonėmis. Kaip manai, ar yra viltis demencijoje ir kur ji? Aš manau, kad viltis visą laiką yra. Nes tiesiog turi būti, negali tiesiog gyventi taip, kad nustatė demencijos sindromą ir gyvenimas ties tuo ir pasibaigė. Gyvenimas ties tuo nepasibaigė, tiesiog pasikeitė gyvenimo kryptis, bet gyvenimas toliau tęsiasi. Toliau galima džiaugtis, galima turėti pomėgių, galima kažkokias kasdienės veiklas atlikti su kitų žmonių pagalba, kartu galbūt net smagiau kažką veikti, kažką daryti. Tai aš manau, kad tiesiog reikia nebijoti, kad jau tas gyvenimas pasikeis. Nes demencija turi labai daug įvairių spalvų, ko galbūt net nepagalvotum. Tikrai žmonės atranda savo ir talentus įvairius ir daug labai ko geba atlikti. Ar gali pasidalinti galbūt konkrečiai istoriją apie talentus, atradimus ir pomėgius? Daleiskim, žmogus turėjo pomėgį piešti. Ir tas pomėgis tiesiog gyvenimui vykstant buvo užslopintas, žmogus nebepiešė. Ir kai jam nustatė demencijos diagnozę, pasiūlė kaip meno terapiją. Atsipalaidavimų, mandalų piešimą, spalvinimą. Ir žmogus taip įsitraukė, kad jisai labai daug mandalų pripiešė, jis atsipalaiduoja, tampa ramesnis, netoks irzlus. Tiesiog atrado savo pomėgį. Kai iki tos dienos tiesiog būdavo namuose, geriausiu atveju stovėdavo prie lango ir žiūrėdavo, ką žmonės veikia, kas kur eina, kas pareina, kaip mašinos važiuoja. Ir jis būdavo irzlus. O dabar jis į savo spalvina mandalas, atsipalaiduoja, nusiramina. Tai tiesiog, kaip ir sakau, kad reikia atrasti tą pomėgį kažkokį. Kaip manai, kiek žmogus yra pats pajėgus pasirinkti pomėgį? Galbūt reikėtų nukreipti. Ta žmogų pastebėti, vis tiek artimieji jį pažįsta. Žino, ką jisai mėgo seniau veikti, kokį pomėgį turėjo ir bandyti atgaminti. Bandyti priminti, kad žiūrėk, tugi labai mėgai megzti, pavyzdžiui, bet tu nebemezgi. Neskatinant jo megzti labai sudėtingom schemom, kažkokių tai megztinių, daleiskim, šalikų, bet tiesiog mezgimą atnaujinti lengvų schemų, kažkokių servetėlės, gal kažkokias lengvas, gal šaliką visiškai lengvų mezgimų, kad žmogus tiesiog tą įgūdį atnaujintų, turėtų užsiėmimą kažkokį dienos praleidimo momentą, ne tiesiog sėdint prie lango ir nieko neveikiant, ar tiesiog sėdint ant lovos, bet kažką veikiant. Nes jisai tiesiog jaučiasi prasmingas, kad jisai yra, reikia juos įtraukti. Nes jeigu mes nesinaudojam įgūdžiais turimais, jie ir žūsta. Labai yra lengva už žmogų padaryti. Taip. Daleiskim ir pas mus. Apie tą pačią kantrybę, ar ne? Taip, apie kantrybę, nes patys artimieji prisipažįsta, kad sako, aš neturiu kantrybės. Sako, valgo, pusę valandos, vieną bliūdelį. Sako, tai ašgi pamaitinčiau per kelias minutės ir viskas. Sako, žymiai paprasčiau. Tai tikrai reikia labai daug kantrybės, nes daleiskim ir mūsų namuose slaugos personalas, jiem būtų žymiai paprasčiau pamaitinti žmogų.
demencijos sindromą turintį, bet jie pas mus sėdi visi prie bendro stalo, nebent yra labai jau sudėtinga būklė, kad jau žmogus gali būti tik lovos režime ir neįmanoma jo su neįgaliojo vežimėliu atvežti prie bendro stalo. Tada taip jis jau būna savo kambarį ir valgo, jei geba dar pats, jeigu negeba, būna maitinamas. Ko žmonės labiausiai išsigąsta, ko bijo, gavę diagnozę demencijos sindromas? Aš manau, kad jie labiausiai išsigąsta tiesiog to, kad galvoju, jog dabar jau viskas. Nes anksčiau tikrai galvodavau, kad nėra demencijos sindromo, tiesiog žmogus yra išprotėjęs. Tiesiog jis yra išprotėjęs, jis gali būti agresyvus, jis gali būti neprognozuojamas, jis gali bet kaip elgtis ir žmonės bijo to, kad tiesiog kaip dabar bus, kaip bus su mano gyvenimu, aš dabar būsiu priklausomas nuo kitų žmonių, mano vaikai dirba, negalės mane žiūrėti, kur aš būsiu, kas mane žiūrės. Tiesiog yra labai daug sąmyšio, nes yra labai mažai informacijos apie tą sindromą ir žmogus tiesiog pasimeta. Galbūt ir dabar mūsų klausosi žmonės gavę demencijos sindromo patvirtinimą arba globojantys artimieji, ko jiems palinkėtum? Tiesiog palinkėčiau neišsigąsti, pirmiausia pasiskaityti, gavus tą demencijos sindromo diagnozę, pasiskaityti, kas tai per liga, pasiskaityti gerąją patirtį. Neblogąją, bet tikrai yra, kaip ir minėjau, gyvenimas gali tęstis ir toliau, šiek tiek kitoks, bet tikrai su džiaugsmais, su puikiom emocijom, su įgūdžių išsaugojimu kiek įmanoma ilgiau. Tai tiesiog pasiskaityti, pirmiausia, kas tai yra per diagnozę, kas tai yra per sindromas, tada nebijoti pasipasakoti kitiems, nebijoti kreiptis į specialistus pagalbos, jeigu reikia psichologus, psichiatrus. Tada, žinoma, nebijoti tiesiog prisijungti prie grupių demencijos, daleiskim, Lietuvoje, Facebook'o puslapio, Facebook'o grupės. Tada tos pačios asociacijos, stebėti, ką skelbia Demencija Lietuvoje asociacija, nes jinai labai yra stipri. Jos pirmininkė yra Ieva Petkutė, kuri ėmėsi labai didelio darbo, kad artimieji ir demencijos sindromo turintys asmenys būtų pastebėti Lietuvoje, Lietuvos valstybėje, kad būtų atkreiptas dėmesys į pagalbos poreikį, į informavimą apie šį sindromą. Tai tiesiog labai didelis ačiū Ievai už šitą didelį darbą, už jos pastoves pastangas, nemiegotas naktis, nes tikrai ji labai įdeda daug darbo ir man labai smagu su ja dirbti. Ačiū labai, Simona, už pokalbį. Ačiū Jums. Apie demenciją įvairiais rakursais. Primenu, kad klausėtės tinklalaidės apie demenciją įvairiais rakursais. Aš, Laura Budreckytė, šiandien kalbinau Aderekėr slaugos namų vyriausiąją socialinę darbuotoją Simoną Šimukonienę. O kalbėjome apie pirmuosius demencijos simptomus, nuo ko pradėti, kai gaunama tokia diagnozė, kas gali būti vilties šaltiniu, ir kokie gali būti atradimai priimant pokyčius, kuriuos lemia ši būklė. Kviečiame klausytis ir kitų tinklalaidžių apie demenciją, tam, kad pažintume, geriau suprastume ir gebėtume padėti tiek sau, tiek kitam. Šis pokalbis yra parengtas projekte Demencijos strategijos link, situacijos analizė ir informuotumo didinimas, kuris yra Aktyvių piliečių fondo finansuojamo Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo lėšomis dalis. Projektą įgyvendina viešoji įstaiga Socialiniai meno projektai, bendradarbiaujant su asociacija Demencija Lietuvoje. Dėkojame, kad klausėte šio pokalbio. Kviečiame jo pasidalinti su tais, kam jis gali būti aktualus.